emocijos yra mūsų psichinė energija. Tai mes visi, pavyzdžiui, taupome savo fizinę energiją, materialią energiją, ar ne, tai yra pinigus taupom, ten kūrą, ar ne, stengiamės nešvaistyti, šilumos ir panašiai, tačiau niekas nesusimastom, kad ir savo psichinę energiją reikėtų tausoti. Ir, nes jeigu tu nevaldai tų emocijų, tu išsenki. Ir galbūt tai akimirkai žmogus jaučia, kad jam, tarsi palengvėjo, tarkim, jisai išsikrovė, pavyzdžiui, ant kito žmogaus, jam palengvėjo tą akimirką, bet iš tikrųjų pats žmogus per tai išsenka ir netenka savo psichinės energijos. Emocijos, dar galima pasakyti, kad tai yra kaip organizmo informavimo informacinė tokia sistema, kuri labai greitai informuoja mus, žaibiškai vertina situaciją ir informuoja mus, ar ta situacija yra grėsminga, ar jinai yra mums kaip tik palanki ir panašiai. Ir tiesiog, jeigu mes įvertinam tą situaciją klaidingai, tai tada mūsų emocijos mus irgi klaidingai informuoja, ar ne? Taip pat emocijos informuoja mus apie mūsų poreikių pačių patenkinimą arba nepatenkinimą. Tai yra, ar ta situacija, į kurią, pavyzdžiui, sureaguoja žmogus emociškai, ar jinai yra palanki ir kažkokį poreikį, norą patenkina, ar kaip tik yra priešingai. Ir tada, aišku, emocijos būna negatyvios. Pačios emocijos jos nėra kažkoks blogas dalykas, nes kartais galbūt kai kurie dvasios ieškotojai, ar ne, jie susidaro įspūdį, kad emocijos yra labai kažkoks didelis blogis, kurio reikia atsisakyti. Tai emocijos pačios savaime jos nėra blogai. Problema atsiranda tada, kai žmogus jų nevaldo visiškai. Kitaip tariant, tampa valdomas emocijomis. Tai yra, kai emocijos valdo žmogų. Ir jisai net nemato problemos tame, kad jisai labai reiškia savo emocijas, užkrauna tiesiog jas ant kitų žmonių, išlieja jas ant kitų žmonių ir mano, kad viskas yra tvarkoj su tuo. Ir tik vėliau žmogus, kai pradeda, mes sakom, kultūringėti, ar ne, jisai jau nori, kad kiti žmonės su juo gražiai elgtųsi, ar ne, maloniai bendrautų su juo ir automatiškai tada jis supranta, kad ir jis tada turėtų gražiai bendrauti su kitais. Ir žinoma, be abejo, yra toks etapas, kai žmogus, stengiasi, jisai valdosi, ar ne, bet vis tiek dalį emocijų jisai užspaudžia. Ir tos užspaustos emocijos, tai irgi yra išeitis laikina, nes dažniausiai vis tiek tam tikrom aplinkybėm susikloščius, galbūt stresiniai situacijai kažkokioj, arba grįžęs namo su artimaisiais, jisai, prasprogsta laikas nuo laiko, arba pervargus, labai dažna situacija, kai žmogus šiaip jisai, kaip ir valdosi, jisai save kontroliuoja, bet kai yra pervargęs, tai tiesiog, tos emocijos gali išsprogti. Emocijos iš tikrųjų yra labai geras instrumentas, įrankis pažinti save, pažinti savo poreikius, ar ne, nes jeigu aš sureagavau emociškai kažkokioje situacijoje, tiek teigiamą emociją, tiek tą nemalonį neigiamą emociją, ar ne, vadinasi, ta situacija man yra kažkuo svarbi, vadinasi, yra užkabintas kažkoks mano poreikis, galbūt mano kažkoks noras, ar ne, tai per emocijas aš galiu pažinti save iš tikrųjų giliau ir suprasti, tai ko aš iš tikrųjų noriu. Ir ta analizė situacijos, kurioje emociškai sureagavau, yra, puikus instrumentas iš tikrųjų ir pažinti save, o tai kodėl aš sureagavau, kas man buvo svarbu toje situacijoje, ar ne, ir tikėtina, kad jeigu tas mano poreikis, noras buvo patenkintas, aš jausiu malonės emocijas, jeigu nepatenkintas, tai tada jausiu negatyves. Ir jeigu žmogus suvokia, pats įsisąmonina savo poreikius, jisai žino, ko jam reikia, ar ne, tada juo yra žymiai sunkiau manipuliuoti. Nes jeigu žmogus pats nepažįsta savęs, jisai nežino, ko jis iš tikrųjų nori, kokie yra jo poreikiai, tada jo labai lengva yra manipuliuoti. Ir per emocijas lygiai, ir tą daryti per emocijas, sukeliant, pavyzdžiui, kaltės jausmą, ar ne, sukeliant kažkokį kitą gailestį ir taip toliau.
jeigu aš atrandu savyje kažkokį poreikį ar norą, pabandyti pamastyti iš tikrųjų, ar aš iš tikrųjų to noriu, arba tiksliau, kuris aš to nori, ar ne, ar mano kūnas to nori, ar mano emocijos to nori, ar mano kažkokie kiti jau parametrai, galbūt mano siela to nori, ar ne, kas nėra labai lengva atskirti, nes iš tikrųjų visi tie jie turi skirtingus poreikius ir norus, ir kas yra visiškai natūralu. Pavyzdžiui, fizinis kūnas, jam yra labai svarbus miegas, maistas, ar ne, ir tas žmogus, kuris save laiko vien tik tai fiziniu kūnu, arba labiausiai fiziniu kūnu, tai jam tada bus šitų poreikių patenkinimas labai svarbus. Ir tada, jeigu jisai, pavyzdžiui, neišsimiegojęs, nepavalgęs, alkanas, jisai gali pradėti elgtis labai, emocingai, ar ne? Žmogaus emociniam kūnui arba jo emocijoms reikia kitų dalykų, jam reikia malonių įspūdžių, bendravimo su žmonėmis, kurie jam patinka, tai, kas pamaitina tokiam teigiamom emocijom pakrauna. Pavyzdžiui, žmogaus mentaliniam kūnui reikia jau, jis atsigauna ir pailsi, žmogaus mentalinis kūnas, kai žmogus domisi tuo, kas jam yra įdomu. Pavyzdžiui, skaito kažkokią literatūrą, kuri jam yra įdomi, galbūt keliauja kažkokias vietas ir pažįsta kultūras, ar ne, kurios jam yra įdomios. O žmogaus sielai, jo siela nori vieno dalyko, tai yra evoliucionuoti. Ir sielos poreikiai, jie labai dažnai gali netgi prieštarauti tiem pirmiesiam 3 noram ir poreikiam, nes labai dažnai tai, kas yra sielai svarbu, gali kelti labai daug nepatogumų kūnui. Ir tenka daug atsisakyti ir paaukoti, ir, pavyzdžiui, ir miegą, ir kažkokius kitus dalykus, kažkokius malonumus. Tačiau visi tie poreikiai, jie nėra kažkoks blogis, tiesiog svarbu, kad žmogus savo laiku gautų ir patenkintų tos poreikius. Nes kitaip gali būti, kad jau kažkoks nerealizuotas poreikis, pavyzdžiui, savirealizacijos siekis, ar ne, labai svarbu, kad žmogus savo laiku, jaunas žmogus, įgytų profesiją, pradėtų ugdytis profesionalumą savo srityje ir tokiu būdu gautų tą įvertinimą, tą savęs įtvirtinimą, ar ne, ir tokį ir pripažinimą tiek iš kitų, tiek iš savęs paties. Nes jeigu jis to negauna savo laiku ir tada, pavyzdžiui, susidomi dvasiniais ieškojimais, tai gali būti, kad tas nerealizuotas poreikis jam pradės kišti koją, nes jisai tada norės realizuotis per dvasinį kelią, o dvasinis kelias nėra profesija. Kitas svarbus momentas, kad labai daug norų mes iš tikrųjų perimame iš aplinkos, iš sociumo. Ta prasme, ta visuomenė suformuota nuomonė, ar ne, ko laimingam žmogui reikia, pavyzdžiui. Ir žmonės dalinasi, kad, pavyzdžiui, ypač, vyrai, ar ne, sako, aš jaučiu, kad aš noriu naujos mašinos, bet kai aš pradedu analizuoti, kodėl aš to noriu, aš atrandu tai, kad tai yra, reklamų, kažkokio statuso, ar ne, tarsi, bet man iš tikrųjų tos mašinos naujos nereikia. Aš suprantu, kad man dėl jos reikės daugiau dirbti, paaukoti kitus dalykus. Tai labai svarbu atskirti, ar tie norai nėra mums primesti. Mūsų sociumo, mūsų aplinkos, galbūt netgi mūsų artimųjų žmonių, mūsų artimiausių žmonių. Ir kai kurie žmonės atranda, būdami jau pakankamai suaugę, kad jie visą gyvenimą iš tikrųjų gyveno tenkindami savo, pavyzdžiui, tėvų norus, darydami tai, ko tėvai iš jų tikėjosi, tai, ko jie norėjo iš jų. Ir be abejo, tas nesuteikia tokio laimės jausmo. Daugelis žmonių klausia, kokia ta technika, kur paspausti tą mygtuką, kad jau susiharmonizuotų mano emocijos. Ir kai aš sakau, kad tai yra ilgas procesas ir ta prasme ir gali trukti netgi metais, o kai kuriems žmonėms galbūt netgi ir visą gyvenimą, tai yra viso gyvenimo uždavinys. Ir jie tada gal šiek tiek nusivilia. Bet taip yra, nes emocijų raiška ir emocijų išgyvenimas tai yra susijęs su bendru žmogaus sąmonėjimo procesu, bendru žmogaus evoliucijos procesu. Tai nėra kažkoks atskiras dalykas, kurį paėmiau, atsietai sutvarkiau ten per vieną dieną ar savaitę ar mėnesį ir viskas, ir paskui kažkaip įkomponavau atgal į savo gyvenimą. Nes, kaip minėjau, tai labai susijęs su tuo, kaip žmogus suvokia apskritai pasaulį. Ir tas žmogaus sąmonėjimas ir kuo adekvačiau jisai pradeda matyti pasaulį,
tuo adekvatesnės ir emocijos tampa. Ir tuo jos tampa ramesnės, harmoningesnės ir lyg ta tokia ramiai banguojanti jūra. Ta prasme, kai nėra jau tokių aštrių spiglių, ar ne, euforija, depresija, myliu, nekenčiu, tačiau emocijos tampa harmoningos, ramios ir adekvačios esamai situacijai. Žmonės, kurie pradeda dirbti su savim ir keistis, jie pradeda pastebėti, kad ir aplinka aplink juos keičiasi. Kažkaip nejučia pasitraukia draugai, su kuriais neberiša niekas, jokios vertybės, ateina kiti žmonės, ar ne? Tai čia veikia tas dėsnis, kad vibracija traukia vibraciją. Ir žmonės tiesiog pastebi, kad nepriklausomai nuo to, ar ne, kokia jų praeitis, bet jie yra aktyvūs savo dabartinio gyvenimo ir savo ateities kūrėjai. Ir dirbdami su savim, be abejo, jie keičia savo aplinką, tiesiog natūraliai tai vyksta. Keičiasi jų aplinka ir tada, nes žmonės klausia, pavyzdžiui, kaip aš galiu atsidėkoti savo tėvams, ar ne, arba ką aš galėčiau padaryti, ar ne, kad ir jie, pavyzdžiui, suprastų, ar ne, jie keistusi. Bet iš tikrųjų geriausia, ką mes galim padaryti kiekvienas, tai yra savo pavyzdžių parodyti, kad žmogus gali pasikeisti, kad tai yra įmanoma, nepriklausomai nuo aplinkybių. Be abejo, jeigu tas žmogus tampa visuomeniškas, tampa aktyvus, jisai tampa jau matomas ne tik savo šeimos rate ir jisai tampa įkvepiančių pavyzdžių jau ne tik savo šeimos nariams, bet platesniems ratams. Tai gali būti, pavyzdžiui, nežinau, jo studentai, jo mokiniai, ar ne, jo galbūt, žmonės, kurie, jeigu tai yra viešas asmuo, ar ne, kurį mato daugas, tai jisai tampa pavyzdžių labai, labai daugam. Bet tikėtina jau, kad toks žmogus, jisai menkai orientuotas į savo emocijas, nes jisai darys tai, ką jisai turi daryti, nepriklausomai nuo to, ar jį kas peikia, ar jį kas liaupsina, tiesiog jisai jau žino savo tikslą, savo paskirtį, jeigu galima taip sakyti, ir ją vykdo. Bet tai jau yra, iš tikrųjų, tai yra vienetai tokie žmonės ir jie yra iškilus ir daugelį jų mes žinome kaip aktyvius visuomenės veikėjus, o kitų galbūt mes nežinome dėl jų darbo specifikos.